Svarbiausia mintis. Gerai, Dievas pasakė, nesigręžiojimas, Lotas. Kokia buvo jo problema? Atsigręžė. Gerai, o kas buvo negerai su to atsigręžimu? Jis nepakluso Dievui. Gerai, paklusnumas. Paklusnumas yra viena iš sąlygų likti jame. Jeigu mūsų gyvenime nėra paklusnumo Dievui, jūs galite tik pasvajoti apie buvimą jame. Nes būti jame, tai reiškia visų pirma klausyti jo balsą. Gerai, dabar mes pratęsim ir paskutinį galbūt temą. Ir galbūt mes turėsim galimybę reziumė padaryti tokį apibendrinimą visam tam, ką mes šnekėjom vėliau. Bet šiandien žmonės įvairiausių teorijų prikūrė apie tai, iš kur atsirado žmogus, kas yra žmogus. Vat yra tokia teorija, ar ne, kad žodžiu žmogus išsivystė ir kur jisai toliau nusivystys. Aišku, yra ir kitokių teorijų apie tai, kas yra žmogus ir iš kur jis išsivystė ir į ką jis vystosi. Gal teko ką nors girdėti evoliucijos teoriją? Gerai. Apie ką yra evoliucijos teorija? Vystymasis. Jo, vystymasis. Kas yra mūsų protėviai pagal evoliucijos teoriją? Monkiai. Beždžionės, ar ne? Ta prasme, žmogus kilo iš beždžionės. Girdėjot kada nors taip sakant tokį dalyką? Gerai, kad žmogus kilo iš beždžionės, ar ne? Tai reiškia, kad mūsų protėviai beždžionė. Gerai. Dar yra viena teorija. Apie tai, kur žmogus, koks žmogaus likimas laukia. Pakartokim. Lukai, ką? Gerai, klausimas, kas mes esame? Kas mes esame? Vieni žmonės tiki, kad mes išsivystėm iš beždžionių. Dėl to mes, kaip tie žmonės sako, mes nelabai daug kuo iš tikrųjų skiriamės nuo jų. Mes tik esam, žodžiu, mokam skaityti, rašyti mokam, vaikščioti išsitiesę ir mūsų nykštys biški kitoks. Gerai, ir ant kojų mes neturim šitų tokių. Jo, ir mes dar nesam plaukuoti. O daugiau praktiškai mes esam gyvūnai. Tai reiškia, jeigu mes gyvūnai, viskas, ką daro gyvūnai, yra normalu. O gyvūnai daro daug labai įdomių, įvairiausių dalykų, kurių žmogus, kurių, sako žmonės, negerai daryti. Pavyzdžiui, gyvūnai žudo vienas kitą, ar ne? Jeigu mes esam gyvūnai, jeigu mes esam gyvuliai, jeigu mūsų protėviai yra žvėris, vadinasi nieko tokio išsitraukti patranką ir nušauti ką nors, ar ne? O kas tokio? Beždžionės tai padarytų. Jeigu mes esam beždžionės tokios pusiau, vadinasi viskas normalu. Kodėl mes turėtumėm stengtis būti kitokie? Pavyzdžiui, yra beždžionių, kurios geria. Tai reiškia ir mums reikėtų tą daryti, žodžiu, kaip gyvuliai, ar ne? Mes elgiamės taip, tarytum, žodžiu, ko mes norim, tą darom. Mūsų instinktai mums vadovauja, ar ne taip? Jeigu mes esame iš beždžionių, tai su to viskas tvarkoj, mes galim ir dar daugiau įvairiausių dalykų daryti. Jeigu mes nieko nesiskiriam nuo tų beždžionių, nuo tų žvėrių, nuo tų gyvulių, ar ne? Jeigu mes, ko mums... Gerai, aš žinau, kad tai juokinga, bet ko mes iš savęs galim reikalauti, jeigu mes ne taip toli nušokom nuo tų primatų, ne, nuo tų beždžionių. Mes galim smagiai leisti laiką, daryti tiesiog tai, kas mums patinka. Ir visa tai bus norma, ir visa tai bus gerai. Nes jeigu mes esam pusiau gyvuliai, vadinasi, mes galim elgtis kaip gyvuliai. Ar ne taip? Gerai. Bet ar mes esam tie gyvuliai?
Aišku, dauguma žmonių, daugelis žmonių tiesiog, gerai, jeigu jūs elgtumėtės taip, kaip visi elgiasi, gerai, išmesčiau tave iš Facebooko draugų, jeigu būtų turėčiau. Gerai. Jeigu mes vadovaujame savo gyvenime tik tais tokiu dalyku, kad darykim tai, kaip daro visi, mes iš karto papuolam į bėdą, dėl to, kad dauguma žmonių, daugelis žmonių šiandien gyvena taip, tarytum jie būtų pusiau beždžionės. Nes jie tiki, kad jie iš beždžionių ir su jais tada viskas normalu. Jiems atrodo, kad daugiau nieko ir nebereikia stengtis nieko daryti. Todėl jeigu mes bandom būti tokie kaip visi, mes iš karto tampam tokie kaip ir daugelis, kurie galvoja, kad jie atsirado iš beždžionių. Tačiau mes žinom, kad mes ne iš beždžionių. Mes žinom, kad mus sukūrė Dievas. Ir šventasis raštas sako, kad mus Dievas sukūrė pagal savo paveikslą. Dievas mus sukūrė panašius į save. Vadinasi, ne beždžionės ir ne gyvuliai mums turėtų pasakyti, kas yra teisinga ir kaip reikėtų elgtis. Mums derėtų žiūrėti į Dievą, koks jis yra ir pagal tai savo gyvenime vadovautis, ar ne taip? Jeigu mus Dievas sukūrė panašiais į save, ir jeigu mes pabandytumėm šiek tiek pagalvoti apie tai, koks yra Dievas, sakykit, ar daug kur mums stengtis reikia, ar daug kur mums augti reikia? Kaip jums atrodo? Ar viskas čiki? Aš manau, kad jeigu mes pagalvotumėm, tai mes dar labai toli nuo to. Bet istorija, kurią aš noriu papasakoti jums šiandien, gali būti puikia pradžia, nuo ko pradėti nebebūti beždžionėms. Gerai, aš čia biškutį perkeltinę prasme, bet tam jūs supratat, ką aš turiu galvoti. Gerai, šita istorija įvyko senovėje, buvo tokia imperija Babilonas. Teko kam nors girdėti? Babilono imperija. Senovės Babilono imperija. Ten dabar, kur buvo Babilonas, tai ten dabar yra Sirija. Irakas, Bagdadas miestas, galbūt teko kam nors girdėti, tai yra tas senasis Babilono miestas, išlikęs iki mūsų dienų. Taigi istorija vėlgi tikra. Ir ta imperijai tuo metu vadovavo vienas karalius, kurio vardas buvo Nebukadnecaras. Gerai? Žinot kokį nors bičiuką vardu Nebukadnecaras? Ateina naujokkas į klasę, labas, koks tavo vardas? Nebukadnecaras. Pakartokim visi kartu, Nebukadnecaras. Gerai, tai nebus šiandieninis mūsų herojus teigiama prasme, bet iš tikrųjų tai bus tam tikra prasme herojus ir mes jo vardą minėsim ne kartą. Nebukadnecaras buvo protingas karalius, bet jis buvo, problema, kad jis galvojo, kad jis išsivystė iš beždžionės. Gerai, ta prasme, jis netikėjo Dievą, ta prasme, jis neturėjo dvasinio regėjimo, ta prasme, jis turėjo įvairiausių kitų dievų, kuriuos jis garbindavo ir darė savo gyvenime tai, kas jam patiko. Maža to, jis buvo įsitikinęs, kad jis pats yra beveik Dievas. Todėl jis mėgo tvarkytis taip, kaip ir visi garbingi karaliai tvarkėsi. Reiškia, karalius pasakė, vadinasi viskas. Taip ir turi būti. Ir karalius Nebukadnecaras vadovavo imperijai, kurie iš tikrųjų buvo tuo pat metu ir Dievo tautos priešai. Babilonas bandė visą laiką kariauti su Izraeliu. Ir jiems pavyko. Tuo metu istorijoje Izraelis patenka į Babilono nelaisvę. Žodžiu, karalius Nebukadnecaras išsivaro visus protingesnius, gražesnius, išmintingesnius žmonės pas save į
į sostinę ir iš jų nori padaryti savo tarnus, kurie jam tarnautų. Tarp tų belaisvių, kuriuos Babilono karalius išsivaro į nelaisvę, yra 4 jauni žmonės. Vieno iš jo vardas yra Danielius. Danieliaus vardą teko kam nors girdėti? Danielius. Kitų vardai netokie lengvi. Vienas buvo Šedrachas. Gerai, pakartokim. Šedrachas. Kito Mešachas. O dar vieno Abednego. Gerai. Taigi, šitie 4 jaunuoliai buvo iš tikrųjų labai, protingi. Karalius padarė egzaminą tam tikrą ir vertino jų žinias, jų intelekto koeficientas buvo gana aukštas ir jis sako, gerai, aš noriu, kad jie tarnautų mano rūmose. Ir jie bus aš juos išmokysiu visko, ką įmanoma išmokyti, ir juos padarysiu savo išminčiais, patarėjais. Galima pagalvoti, kad visai nebloga karjera. Nuo vergo, kuris paimtas į nelaisvę, iki karaliaus patarėjo, bet patikėkit, tai nebuvo labai faina tarnystė. Kodėl jūs tuo išsiaiškinsit? Dėl to, kad tų patarėjų, tų išminčių darbas buvo, karaliui įvairiausias pranašystės. Kaip pasakyti? Atsikelia karalius iš ryto ir sako, gerai, kokia šiandien bus diena? Ir atbėga kas nors patarėjas ir sako, tavo karaliu šiandien bus diena visai neblogai, dėl to, kad mėnulis yra šiandien tinkamoj pozicijai, jis yra pilnatis. Ir horoskopai. Gerai, ir jeigu karalius nepataikydavo šitas patarėjas jam pasakyti jo dienos, jam iš karto. Vieną dieną karalius atsikėlė ir, sako, aš sapnavau sapną. Problema, kad aš jo neprisimenu. Ką daryti, kai karalius neprisimena sapną? Bet jam labai įdomu sužinoti, apie ką karalius sapnuoja. Aišku, patarėjai, ateikit čia. Gerai, aš sapnavau sapną. Patarėjai žiūri karalių. Aš sapną sapnavau. Gerai, karaliu, pasakyk sapną, mes pasakysime, apie ką tai sapnas. Aš neprisimenu, tiesiog pasakykit, jeigu jūs esate išmintingi, viską žinot, paburkite tenais iš kažkur ir pasakykit man, ką aš sapnavau ir paaiškinkit mano sapną. Patarėjai išsigando. Jie negali to pasakyti. Kas gali pasakyti, ką aš sapnavau šiandien, jeigu aš pats neprisimenu? Greičiausiai niekas, ar ne? Todėl karalius labai užpyko, aišku. Ir sako, gerai, visus išminčius aš išžudysiu dabar. Jis paskelbė šitą įsakymą ir problema, kad ir Danielius ir jo draugai taip pat papuolė į šitą istoriją. Tačiau Danielius meldžiasi Dievui ir Dievas apreiškia karaliaus sapną. Danielius ateina pas karalių Nebukadnesarą ir sako, tu sapnavai karalių tokią statulą ir ta statula simbolizuoja tai, kad po tavo karalystės ateis kitos karalystės, kurios tiesiog tave pakeis. Ir aišku, karaliui tai nepatiko. Jis nenori būti kada nors pakeista karalystė. Jis galvoja, kad jo karalystė bus amžinai. Dėl to karalius nusprendė įprasminti savo sapną ir savo statusą, įsakydamas pastatyti auksinę statulą Babilono lygumoje. Šita auksinė statula buvo labai aukšta, iš gryno aukso. Ir karalius pasakė, dabar taip, susikvietė visą savo ministrus, visus savo patarėjus, visus tarnautojus, visus tik tais bent kiek kilmingesnius žmonės, jų ten susirinko daug, ne 1,000 į tą lygumą. Ir dabar karalius sako, dabar klausykit. Dabar jūs turėsit visi parpulti priešais tą statulą ir pagarbinti ją. Tokiu būdu jūs pripažinsit, kad aš esu vienintelis karalius ir po manęs tikrai nebus kitos imperijos ar kitos karalystės. Aš ir būsiu karalius, nes aš esu, aš nusprendžiau ir toks ir būsiu. Aišku, ką daro visi tie išminčiai patarėjai ir kaip jūs galvojate? Koks jiems skirtumas? Tai karalius nori šiandien, kad mes pagarbintumėm šitą geltoną auksinį baslį, mes tada taip ir padarysim, ar ne? Mums absoliučiai jokios, koks mums, gerai, karalius bus patenkintas, o mes eisim savo toliau prie savo darbų. Nes jiem tai buvo beprasmiškas dalykas. Ir kas toliau? Gerai, žiūrėkit, dabar aš skaitysiu ir kad įdomiau būtų, ten, kur bus karaliaus vardas, jūs turėsit jį ištarti, gerai? Gerai, žiūrėk, skaitau. Karalius. Gerai, iš naujo ir visi kartu. Karalius padarė statulą iš aukso 60 molėkščių aukščio, 60 molėkščių pločio ir pastatė ją lygumoje Babilono srityje.
Tuomet karalius įsakė, kad būtų pašaukti satrapai, seniūnai, valdytojai, patarėjai, iždo saugotojai, teisėjai, tarnautojai, visų sričių pareigūnai dalyvauti pašventinimo iškilmėse statulos, kurią karalius buvo pastatęs. Taigi satrapai, seniūnai, valdytojai, patarėjai, iždo saugotojai, teisėjai, tarnautojai, visų sričių pareigūnai susirinko į pašventinimo iškilmę statulas, kurią buvo pastatęs karalius. Jiems stovint priešai statulą, kurią karalius buvo pastatęs, šauklys garsiai paskelbė: O tautos, gentis ir visų kalbų atstovai, jums įsakyta, išgirdus garso, rago, trimito, lyros, cifros, arfos, būgno ir bet kokio instrumento parpulti ir pagarbinti aukso statulą, kurią pastatė karalius. O kas neparpuls ir nepagarbins, tas tuo jau bus įmestas į krosnį plieskiančią ugnimi. Todėl išgirdusios rago, trimito, lyros, cifros, arfos, būgno ir bet kokio muzikos instrumento garsą, visų kalbų tautos gentis parpuolė ir pagarbino Nebukadnecaro pastatytą aukso statulą. Visi. Išskyrus keletą jaunų žmonių. Kaip jūs galvojat, kas jie tokie? Gerai. Danielis tuo metu buvo tikriausiai išvykęs skubiais reikalais iš imperijos kažkur kitur, nes jo istorija nemini, bet liko buvo 3 jo draugai. Kokie jų vardai? Šedrakas, Benjaminas, Šedrakas, Mešakas ir Abednego. Gerai? Pakartokit. Šedrakas, Mešakas ir Abednego. Gerai. Galėsit kad nors savo vaikams tokius vardus duoti. Labas, Šedrakai. Gerai. Taigi šitie 3 jaunuoliai atsisako pagarbinti karaliaus statulą. Jie nesutinka. Kodėl nesutinka? Dėl to, kad jie žino, kad Dievas yra pasakęs: negarbinsi jokio stavo, nei prieš nieką nesiklaupsi, dėl to, kad aš esu vienintelis tavo Dievas. Jie žinojo, kad jiems gresia mirties nuosprendis, jie matė visus taip darant ir, aišku, kaip normalus žmogus, jie irgi turėjo visi daryti kaip visi. Nes jeigu daro visi, vadinasi, tai teisinga. Ar ne taip? Taip yra, ar ne? Dažnai taip mes darom. Taigi visi taip daro, tai ir aš taip darysiu, ar ne? Bet Mešakas, Šedrakas ir Abednego buvo šiek tiek kitokie. Jie nežiūrėjo, ką daro visi. Jiems svarbu buvo, ką Dievas darytų jų vietoj. Arba ką Dievas nori, kad jie darytų. Taigi, jie žinojo tą taisyklę. Jeigu jie nori likti jame, jie turi būti paklusnus. Ir jie žinojo, kad ir kas atsitiks. Tiesiog jie bus paklusnus ir viskas. Gerai? Tuomet Nebukadnecaras įtūžęs iš pykčio įsakė atvesti Šedraką, Mešaką ir Abednego ir pasiaiškinti, gerai, kodėl jūs nesiklaupėte. Aš jums duodu, sako, paskutinį šansą ir dabar, kai tik užgros visi tie instrumentai, jūs va čia pat parpuolat ir pagarbinat tą statulą. Nieko tokio, taps neparpuolat, pagarbinat ir einat namo. Viskas bus ramu. Aš užmiršiu tą incidentą, jūs ir toliau būsit mano patarėjai ir visą tai, žodžiu, jūsų karjera nenukentės. Tačiau tie 3 jaunuoliai sako: ne, mes nedarysim. Ir tada karalius Nebukadnecaras sako tokius žodžius. Atkreipkite dėmesį, jie sako: koks Dievas gali išgelbėti jus iš mano rankų? Koks Dievas gali jūs dabar išgelbėti? Vat jeigu dabar aš panorėsiu, aš jūs į miltus sumalsiu. Nes jis turi visas galias, jis turi kariuomenę, jis turi armiją, jisai turi, jam tik mostelt reikėtų, ateitų ir nebeliktų Šedrako, Mešako ir Abednego. Tada tie 3 jaunuoliai sako: o karalių Nebukadnecarai, mums nėra reikalo, ką nors tau atsakyti ir aiškintis kažkaip. Įsivaizduokit karalių, vien jau tokio atsakymą užtektų, kad galvas kristų. Jis sako: jeigu mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti iš ugnimi plieskančios krosnės ir tavo rankos, te išgelbsti. Bet jeigu ne, karaliau, te būna tau žinoma, kad mes tavo dievams nesilenksim. Ir aukso statulos, kurią tu pastatei, negarbinsim. Kitais žodžiais tariant, jie sako: gerai, jeigu Dievas panorės mus išgelbėti, tai jo valia.
Bet jeigu Dievas ir nuspręs mūsų neišgelbėti, mes vis tiek neklausysim tavęs. Praktiškai tai reiškia, kad jie žino, kad jiems jau paskutinė, viskas. Jie nebeturi šansų išgyventi. Jie žino, kad Dievas yra visagalis. Jie žino, kad Dievas, jeigu panorės, gali padaryti stebuklą ir kažkas atsitiks, kad jie išliktų gyvi. Bet jie sako, viskas gerai, tai tebūnie Dievo rankose. Mes tiesiog pasirenkam paklusti. Mes nenorim daryti taip, kaip daro visi. Mes nebūsim taip, kokie yra visi. Dėl to, kad tai, ką daro visi, yra neteisinga. Mes nesam ta minia, kuri nežinom, ką mes darom. Aišku, tada karalius Nebukadnecaras sako įmesti juos į krosnį. Ir įmeta. Ir labai nustemba, kad kai įsižiūrėjęs ten į tą krosnį, jis pamato vaikščiojančius juos ten visus po ugnį. Ir net ne 3 žmonės, o jau 4. Ir sako karalius, ar ne vienas ten kažkoks labai ypatingas, jis gal net ne visai žmogus. Ten jo patarėjai žiūri jo, 4 žmonės, 3 įmetė, 4 net nesurišti. Gerai, tada karaliui Nebukadnecarui kažkas apsivertė čia ir jis sako, gerai, išeikit. Išeikit iš krosnės. Ir tie 3 jaunuoliai išeina iš krosnės ir nuo jų nei dūmelis nerūksta, nei plaukelis nenusvilęs, nieko, absoliučiai jie kaip į vėjo, net nekvepia dūmais. Viskas, kokie jie buvo įmesti, tik tais nebėra virių ant rankų. Ir aišku, tada karalius Nebukadnecaras suprato, su kuo jisai susidūrė. Ir aišku, mes galim sakyti, tai stebuklas, ir tai yra. Šitie 3 jaunuoliai išgyveno, o karalius Nebukadnecaras pirmą kartą atsistojo akistatoj prieš Dievą, kurio negali pastumti. Jis buvo įpratęs, kad jis yra aukščiausias, tačiau suprato, kad ne. Ir tik tais dėka tų jaunuolių, kurie nusprendė nebūti tokie kaip visi. Kurie nusprendė tiesiog nepaklusti karaliui. Ne dėl to, kad jie turėjo savų skaičiavimų, bet tiesiog dėl to, kad jiems atrodė, kad tai neteisinga. Gerai, ką jūs darot, kai žinot, kad visi elgiasi neteisingai? Ar jūs esate tokie, kurie galit pasakyti, gerai, mums nesvarbu pasekmės, bet tiesiog svarbu, kad mes gerai būtumėm teisingi? Ar galbūt esate tokie, kurie, gerai, jeigu visi daro, tai ir aš darysiu, kas čia. Kai kurie sako, kad būti krikščionis yra, kaip gal teko girdėti, tikinti žmonės, tai tokie, žodžiu, tokie pavargę nuo gyvenimo, tokie senamadiški, kažkokie keistuoliai, kuriem reikia Dievo savo gyvenime, nes jie per silpni, kad jie gyventų patys savo paties jėgomis. Teko girdėti kada nors tokių pasakymų. Štai, ką iš tikrųjų reiškia būti krikščioniu. Reiškia būti drąsiam. Nes be drąsos tu tiesiog negalėsi pasielgti taip, kaip reikia pasielgti. Nežiūrint to, kad minia elgiasi priešingai. Tam, kad likti jame, reikia drąsos. Bet viena mintis iš tikrųjų patiko. Kaip išsigelbėjo Šadrachas, Mešakas ir Abednego. Jie nepaliko Dievo ir Dievas jiems padėjo. Tai yra labai svarbi pamoka. Jeigu mes savo gyvenime nepaliekam Dievo, neišsižadam jo tiesiog dėl to, kad patenkintumėm savo kažkokius įgeidžius, savo kažkokius tai norus, Dievas neišsižadės mūsų tada, kada mums jo reikės. Taigi, kaip likti jame? Gerai, šitoje stovykloje mes kalbėjome apie tai, kaip likti jame. Ir pirmą dieną mes kalbėjome apie tai, kas yra svarbu, kad likti jame. Dvasinis regėjimas. Gerai. Sekančią dieną mes kalbėjome apie tai, kaip likti jame. Gerai. Ko? Čia kitas. Nesvarbu. Čia šiek tiek baisesnis. Jau šiek tiek baisesnis. Gerai. Ko reikia, kad būtumėm jame? Dvasinis regėjimas. Ko dar? Gerai. Pasitikėjimo Dievu. Tikėjimas Dievu. Gerai. Taip pat mes kalbėjome, ko reikia, kad pasiliktumėm jame. Pasikliauti.
Gerai, kas gali padėti? Dievas. O ką mums reikia daryti? Malda. Gerai. Šį rytą mes kalbėjom, ko reikia, kad išliktumėm jame. Neatsigręžti. Paklusti. Gerai. Ir dabar mes kalbėjom apie tai, ko reikia. Reikia drąsos. Štai jums keletą dalykų, kuriuos reikia turėti savo gyvenime, kad jūs galėtumėt likti jame. Nežinau, jūs galite juos įsidėmėti, jūs galite juos susirašyti, bet jeigu jums tai svarbu, visų pirma, jums prireiks dvasinio regėjimo, jums prireiks tikėjimo, jums prireiks maldos, jums prireiks paklusnumo ir drąsos. Telaimina jums Dievas. Niekur nebėgti bus dabar.